Sveiki, Lietuvos Respublikos Seimas susirinko į rudens sesiją. Apie tai, ką pirmuosiuose posėdžiuose jau pavyko nuveikti, apie priimamus įstatymus netrukus. Seimo savaitėje. Ambicinga Seimo rudens sesijos darbų programa per likusius porą besibaigiančios kadencijos mėnesių tikimasi pateikti, svarstyti, priimti ne 100 projektų. Seime viešėjo Albanijos prezidentas Bairamas Begajus. Nuo 2007 metų tai pirmasis Albanijos vadovo vizitas Lietuvoje. Seimas svarsto įpareigoti pareigūnus liudyti parlamentinių tyrimų komisijose. Siūloma, kad informacija apie parduodamas prekes ir teikiamas paslaugas būtų valstybinė kalba. Seimas priėmė įstatymo pakeitimus, kurie uždraudžia veisti, parduoti, eksponuoti augintinius, kuriems siekiant pakeisti išvaizdą yra atliktos veterinarinės procedūros. Seimas svarsto siūlymą patikslinti nuostatą dėl kompensacijų mokėjimo žvejams. Atverta paroda pristatanti Praną Vaičaitį, elegiškąjį zanavykų dainių. Seimo didžiajame kieme dainų ir poezijos vakaras skirtas lietuvių kalbai ir poetui Konstitucijos preambulės kūrėjui Justinui Marcinkevičiui. Seimas pradėjo rudens sesiją. Darbų programoje numatomi daugiau kaip 300 teisės aktų projektų be lydimųjų. Į paskutinę šios kadencijos sesiją susirinkusiems Seimo nariams, pristatydama planuojamus darbus, Seimo pirmininkė Viktorija Čmilytė Nilsen pabrėžia 2 mėnesių laikotarpiui programa pakankamai ambicinga, įtraukti 309 projektai, 7 teikia Respublikos prezidentas Gitanas Nausėda, 55 vyriausybė. Siūlymų dėl darbų programos pateikė Seimo komitetai, komisijos, frakcijos. Koncentruosimės į prioritetinius klausimus. Tradiciškai svarbiausias rudens uždavinys – apsvarstyti ir priimti kitų metų valstybės ir savivaldybių valstybinio socialinio ir privalomojo sveikatos draudimo fondų biudžetus. Šioje sesijoje bent jau norėtume pradėti šiuos dokumentus svarstyti ir praeiti pirmąjį jų svarstymo Seime etapą. Be to, įstatymų pakeitimai sieksime didinti savivaldybių finansinį savarankiškumą, mažinti nelygybę mokesčių srityje ir užtikrinti efektyvią mokesčių sistemą, skatinti pažangias investicijas. Tarp prioritetinių darbų nacionalinio saugumo srityje Lietuvos ir Vokietijos vyriausybių susitarimo dėl gynybos ratifikavimas, kuris reglamentuos su Vokietijos brigados dislokavimu susijusius klausimus. Darbų programoje ir numatomas įvesti draudimą su įslaptinta informacija dirbantiems valstybės pareigūnams vykti į Lietuvai nedraugiškas šalis. Planuojamas Šaulių sąjungos stiprinimas, numatyti projektai dėl naujų karinių poligonų Šilalėje ir Tauragėje įkūrimo. Tarp prioritetinių sesijoje socialinės apsaugos srities klausimų susiję su antrąja pensijų pakopa. Kadangi įstatymų keitimais yra norima ne tik spręsti klausimus dėl atvejų, kada yra leidžiama pasitraukti iš antrosios pakopos prieš laiką, bet taip pat spręsti ir kai kuriuos kitus klausimus, kurie yra daugeliu žmonių aktualūs ir kurie turi būti peržiūrėti. Apie tai vyko diskusija neseniai trišalėje taryboje, kur tradiciškai nuomonės išsiskyrė, tačiau įvertinus visas tas nuomonės, kurios buvo išsakytos, vyriausybė, manau, kad per artimiausias savaitės parengs savo siūlymus ir pateiks juos Seimui. Programoje numatomi ir su nekilnojamuoju turtu susijusio kredito įstatymo pakeitimai nukreipti į paprastesnį ir pigesnį būsto paskolų refinansavimo procesą gyventojams. Paskolos būstui įsigyti tikrai yra ilgiausias žmogaus įsipareigojimas. Ir tam, kad būtų galima užtikrinti, jog yra mokama aktuali kaina, o ne ta, kuri buvo matyti rinkoje prieš keletą metų, siūlom, kad galima būtų tiesiog pakeisti šios paslaugos teikėją. Maržos, kurios buvo prieš keletą metų, yra gerokai didesnės negu tos, kurios yra rinkoje dabar. Todėl 2/3 žmonių, kurie turi pasiėmę būsto paskolas, apsimoka jas refinansuoti kitame banke pagal dabartinės pelno maržas. Ir tokia atveju žmonės sutaupytų kasdieniam išlaidom, kurios yra mokamos savo būsto paskolos aptarnavimui. Sesijoje planuojama apsvarstyti ir priimti tautinių mažumų įstatymą. Aplinkosaugos srityje numatytas naujos redakcijos miškų įstatymo svarstymas. Pašto įstatymo pakeitimai siekiama geresnės paslaugų kokybės ir galimybių inovacijų plėtrai. Viešojo administravimo įstatymo pakeitimais būtų nustatytos proporcingos gyventojams ir verslams išduodamų leidimų sąlygos. Seime viešėjo Albanijos prezidentas Bairamas Begajus.
Susitikimo su Seimo pirmininkė metu svečias aptarė saugumo klausimus Europoje, paramą Ukrainai, Vakarų Balkanų iššūkius bei ES plėtros perspektyvas. Emanuelis Ingelis. Nice to meet you, sir. It's a great pleasure to see you. Good afternoon. We have pleasure welcoming me. Welcome. Susitikimuose su mūsų šalies vadovais aptartos Lietuvos ir Albanijos dvišalio bendradarbiavimo perspektyvos siekis toliau stiprinti ryšius tarp abiejų šalių. Lietuva palaiko Albanijos eurointegracijos siekį, yra pasirengusi dalytis patirtimi, ekspertinėmis žiniomis Albanijai siekiant narystės ES. Šis Albanijos vadovo vizitas į Lietuvą pirmasis nuo 2007 metų. Seimas svarsto įpareigoti pareigūnus liudyti parlamentinių tyrimų komisijose. Siūloma nustatyti, kad į komisijos posėdį kviečiami politikai, pareigūnai, tarnautojai ir kiti valstybinėse institucijose dirbantys asmenys turėtų atvykti privalomai, nors yra ir išimčių. Beje, būtų įtvirtinti ir principai tokiose komisijose apklausiant šalies vadovą. Į parlamentinio tyrimo komisijos posėdį kviečiamas politikas, pareigūnas, tarnautojas privalėtų atvykti liudyti, nebent jis turi savo atstovą galintį pateikti komisijai visus rūpimus atsakymus. Parlamentinio tyrimo komisijose apklausiant šalies vadovą būtų taikomi kiek kitokie principai. Mano teikiamam projekte, aš manyčiau, tikrai yra parodyta derama pagarba prezidento institucijai, todėl, kad jam vieninteliam yra pasiūlytos įvairios liudijimų galimybės. Ir nuotoliniu būdu, ir pačiai komisijai atvykstant jo rezidenciją, žinoma, ir tais įprastais būdais. Ir yra parašyta žodis jo sutikimu. Tai sako, kad teoriškai, vis tiek lieka ir atsisakymo teisė, bet kai yra tokios įvairios liudijimų galimybės, aš įsivaizduoju, kad Respublikos prezidentui turbūt labai sudėtinga būtų rasti argumentų atsisakyti liudyti. Mano asmeniniu vertinimu atsisakymas teikti informaciją ar atsisakymas atsakyti į klausimus, kad ir raštu tyrimų komisija, jis paprastai turi pasiekmes vis tiek politinės nelabai geras, tai tokio įpareigojimo įstatymiško mano galva ir nebūtina, užtenka moralinio įpareigojimo politikų, bet žinoma, Seimas svarstys ir apsispręs. Kaip ir kiekvienas Lietuvos pilietis, tarnautojas ar pareigūnas pagal Lietuvos Respublikos įstatymus jau dabar turi liudyti Seimo laikinosiom komisijom. Tai nuo to niekas nėra atleistas. Šiuo atveju įvyko precedentas, kai prezidentas dėja pats laužė, nepaisė įstatymų. Tai jau dabar jis turi liudyti, čia jokios pataisos nepadės. Tai yra prezidento santykis su įstatymais. Tai ši situacija parodė, kad visiems įstatymai taikomi, bet yra žmonės, pareigūnai, kurie turėtų garantuoti įstatymų vykdymą. Seimo laikinųjų tyrimo komisijų įstatymo pakeitimu taip pat būtų aiškiau apibrėžta parlamentinių komisijų tyrimų apimtis, nustatyti kriterijai, kai institucijos gali nesutikti komisijai atskleisti tam tikros informacijos. Generalinė prokuratūra, valstybės kontrolė, valstybės saugumo departamentas ar kita ikiteisminį tyrimą vykdanti įstaiga galėtų neleisti laikinajai tyrimo komisijai susipažinti su tam tikra jai reikalinga jautraus pobūdžio informacija, bet atsisakymas turi būti motyvuotas. Seimas po svarstymo pritarė įstatymo pakeitimams, pagal kuriuos juridiniai ir fiziniai asmenys Lietuvos Respublikoje parduodantys prekes, taip pat teikiantys paslaugas, bus įpareigoti užtikrinti vartotojų aptarnavimą lietuvių kalba pagal vyriausybės nustatytas kalbos mokėjimo kategorijas. Pataisų iniciatoriai tikisi, kad tai galėtų paskatinti užsieniečius labiau integruotis į Lietuvos visuomenę ir mokytis bent jau šnekamosios lietuvių kalbos. Valstybinės kalbos įstatymo pataisos, jeigu bus priimtos, įtvirtins nuostatą, kad informacija apie parduodamas prekes ir teikiamas paslaugas turi būti teikiama ir prekės ženklinamos valstybinė kalba.
Lietuvių kalbos mokėjimas, pasak įstatymo pataisų iniciatorių, bent jau žemiausių lygių pagerintų atvykusių žmonių socialinę padėtį Lietuvoje, pagerintų jų gebėjimą integruotis ir siekti karjeros bei didesnių pajamų. Lygis neturi būti, kaip mūsų šnekamoji kalba, kurią mes gimimu mokame, bet tai gali būti yra vienas lygių, tai žemiausių lygių, tai jau nustato vyriausybė savo sprendimais. Ir tas įpareigojimas, atliepia ir lūkestį valstybėje, mūsų valstybėje, turėti galimybę gauti paslaugą, suprantama mums kalba. Svarstymo metu kai kurie Seimo nariai nuogastauja, priėmus pataisas į muges atvykę kaimynai, latviai, estai, o jo labiau ukrainiečiai, bus baudžiami, jeigu neprabils lietuviškai. Kaziukų mugio inspekcija netikrina. Tokios praktikos, kiek žinau, nėra, tai žmonės vieną dieną atvažiuoja, teikia tą paslaugą ir taip toliau. Tuo labiau, jeigu jūs kalbate apie ukrainiečius, kurie gyvena čia ir teikia, nori parduoti ir kažką ir surinkti paramą savo valstybei, vis dėlto paprastas įpareigojimas pasakyti laba diena, aš esu iš Ukrainos ir noriu jūsų pagalbos ar noriu jūsų prisidėjimo, tai nėra labai sudėtinga galų gale, bet vėlgi tai kalba daugiau apie ilgalaikės paslaugos teikimą. Jeigu žmogus dirba virtuvėje, ar jam tos prievolės nėra, nors kai kurios valstybės, ta pati Estija, yra sukūrusi tą prievolę, kad netgi bet kokiu įdarbinimo būdu, bet kurioje vietoje dirbant, privalo mokėti estų kalbą. Tai to pas mus nėra. Tai yra tik tai tie, kurie tiesiogiai susiduria su vartotoju, tiesiogiai susiduria su žmogumi, kuris perka paslaugą arba prekę. Ir vėlgi yra kaltinimų, kad neužtikrinama tada paslauga ir kitomis kalbomis, nes vis dėlto mes turim ir užsieniečių, kurie atvyksta ir nori, sakysim, anglų kalba tos paslaugos. Tai tikrai ne apie tai yra, apie tai, kad bent jau valstybinė kalba turėtų būti užtikrinta šitam sektoriui. 2021 metais statistikos departamento skelbti gyventojų surašymo rezultatai rodo, kad rusų kalbą moka apie 60% visų Lietuvos gyventojų, tad 40% mūsų gyventojai yra priversti susidurti su aptarnavimu jiems nesuprantama kalba. Planuojama, kad nauji reikalavimai galėtų įsigalioti 2026 metais. Seimas priėmė įstatymo pakeitimus uždraudžiančius veisti, parduoti, eksponuoti augintinius, kuriems siekiant pakeisti išvaizdą yra atliktos veterinarinės procedūros. Anot pataisų iniciatorių, tik taip įmanoma mažinti žiauraus elgesio su gyvūnais atvejų skaičių, kai ne dėl medicininių, tai yra ne dėl sveikatos priežasčių, yra karpomos galūnės. Gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo pataisomis nuo lapkričio 1 dienos veisti, parduoti, eksponuoti draudžiama gyvūnus augintinius, kuriems atliktos ausų, barzdelių, skiauterių, snapų, uodegų trumpinimas, balso stygų, ragų, nagų, sparnų, kanopų ir ilčių pažeidimas ar pašalinimas, plunksnų išpešimas ar pašalinimas kietų būdų, pažeidžiant gyvūnų kūno dalių, minkštųjų audinių ar kaulų struktūrą. Lietuvoje gyvūnų ausų, uodegų karpimas yra draudžiamas jau 21 metus, nuo 2003 metų. Tačiau egzistavo tokia spraga įstatyme, kad tokius gyvūnus buvo galima veisti, parduoti ir eksponuoti. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad tu gali užsiimti vis tiek verslo veiklą, gauti iš to pinigus, tokius šunis veisdamas, parduodamas. Tai tokie gyvūnai įprastai yra atvežami į Lietuvą iš trečiųjų šalių. Ir pagrindė tai yra Rusija ir Baltarusija. Tai jau net nekalbant apie moralinius aspektus šio dalyko, tai normaliuose, civilizuotose šalise tokios praktikos senai yra uždraustos, Europos Sąjungoje tai nėra taikoma. Tai reiškia, kad į Lietuvą irgi turi ateiti toks reguliavimas ir tas spragas, kurios atliko per 20 metų neištaisytos, reiktų ištaisyti, nes dėja gatvėse mes vis dar matome tokių gyvūnų, sužalotų gyvūnų, su nukirptomis ausimis, uodegomis, dėl to jiems kyla infekcijų rizika, dėl to būna fantominiai skausmai. Tai moksliniais tyrimais įrodyta, kad tai tikrai kenkia ir faktas, kad kodėl reikėtų sveiką kūno dalį šalinti. Įstatymo nuostatos netaikomos gyvūnams augintiniams, kuriems veterinarinės procedūros padarytos siekiant pakeisti išvaizdą ar jų fiziologinės funkcijas, buvo atliktos iki 2013 metų sausio 1 dienos. Be to, Seimo nariai pabrėžia, draudimai negalioja, jei procedūros atliekamos veterinarijos gydytojo sprendimu dėl gyvūno sveikatos.
Ne, čia tik tai yra estetiniais, sąmoningai rodau kabutes estetiniais tikslais, tai, iš principo, kad tam tikros veislės, kad atrodytų agresyviau, kaip, pavyzdžiui, dobermanai, ar ne, kur jų yra ausytės, nuleistos, tai jos yra kerpamos, statomos, visaip ten tvirtinamos, tiesiog dėl išvaizdos, dėl kvailų šeimininko užgaidų. Nesilaikantiems įstatymo maisto ir veterinarijos tarnyba galės taikyti administracinę atsakomybę, baudas už žiaurų elgesį numatytas ir gyvūno konfiskavimas. Seimas svarsto siūlymą patikslinti nuostatą dėl kompensacijų mokėjimo žvejams. Valstybės ar savivaldybės valdomos įmonės būtų subjektai, dėl kurių ūkinės veiklos ar atliekamos jų užsakymų žuvų išteklių naudotojai netekę galimybės žvejoti, turi teisę į nuostolių atlyginimą. Šiuo metu galiojančiame įstatyme nėra numatyta, kad žuvų išteklių naudotojai turėtų teisę į nuostolių atlyginimą, jeigu galimybės žvejoti netenkama, taip pat ir terminuotai, dėl valstybės ar savivaldybės valdomų įmonių akcinių bendrovių ūkinės veiklos ar dėl atliekamos jų užsakymo. Situacija yra pasikeitus per tą laiką, pasikeitė ir valstybinio uosto teisinis statusas, tapo akcinė bendrovė. Uostas plečiasi, yra išimami iš žvejybos zonų du barai ir natūralu, kad kompensacijos, taip kaip yra numatytos, turėtų būti sumokėta, tai įstatymo pakeitimas yra, kad tai būtų vietoj valstybės įmonės, būtų valstybės ir savivaldybių valdomos įmonės. Į Žemės ūkio susisiekimo ministerijas bei Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkciją kreipėsi 2 įmonės su prašymais atlyginti nuostolius kilusius netekus galimybės žvejoti beveik 36% 16 žvejybos baro plote. Todėl įstatymas keičiamas, siekiant užtikrinti žuvų išteklių naudotojų teisės ir išvengti teisinių ginčų ar dėl formalaus požiūrio nevykdomos pareigos kompensuoti kilusius nuostolius. Seime atverta paroda iš arčiau atskleidžianti Prano Vaičaičio asmenybę, jo kūrybą. Poetas puoselėjo lietuvišką žodį, caro priespaudos metais bendravo su knygnešiais. Vienas ryškiausių XIX amžiaus pabaigos 20-ojo pradžios lietuvių tautinio atgimimo poetų, elegijos žanro pradininkas lietuvių lyrikoje, kurio kūryba, kaip sako parodos, pavadintos Pranas Vaičaitis elegiškasis zanavykų dainius iniciatoriai, turėjo didelę reikšmę Lietuvai. 2016 metai buvo paskelbti Prano Vaičaičio metais, primenant, koks svarbus jis buvo mūsų kultūroje ir mūsų tautos identitetui. Išskirtinis savo talentų gebėjimų perteikti tautos dvasią, Pranas Vaičaitis savo eilėse atskleidė meilę Lietuvai, ilgesį ir viltį. Buvo ne tik poetas, bet ir dramaturgas, literatūros kritikas, aktyvus visuomenės veikėjas, kovojęs už lietuvių kalbos ir kultūros išsaugojimą. Memorialinė ir literatūrinė paroda, kurią parengė Šakių kultūros centro Kudirkos naumiesčio padalinio Sintautų kultūros salės kolektyvas, proga prisiminti Praną Vaičaitį, iš naujo atrasti jo pasaulį. Čia nuotraukos, dokumentai, eilėraščiai. Daugiau kaip prieš metus poeto ekspoziciją iš jo gimtųjų namų Santakų kaime darbuotojams patikėjo saugoti jo giminaitė Rūta Vaičaitytė. Jo kūrybinis laikotarpis buvo labai trumpas, nes mirė 24 metų, taigi per tą laikotarpį maždaug 6 metų jisai sukūrė, tiesą sakant, labai produktyviai dirbdamas daug, bet netiek daug yra išlikę iki šių dienų, 98 viso labo eilėraščiai, dar keletas vertimų, bet nežiūrint to, pas mus į Sintautus dar vis atvažiuoja besidomintys, prisimenantys Vaičaitį. Gražus paukštelį, pas mano langą nečiulbėk. Pranas Vaičaitis gimė, augo ir paliko šį pasaulį pakirstas džiovos 1901 m. rugsėjo 21 d. gimtuosiuose Santakuose šalia Sintautų, Šakių rajone. Savo eilėraščiuose apdainavo kaimo žmonių vargus ir skausmus, todėl buvo be galo mylimas vietos gyventojų, kurie jį vadindavo mūsų poetas.
Kai kurie jo eilėraščiai virto liaudies dainomis, gerai žinomomis iki šių dienų. Seimo didžiajame kieme dainų ir poezijos vakaras. Rengėjai skyrė lietuvių kalbai, etinėms tradicijoms įsaugoti, pagerbti poetą, konstitucijos preambulės kūrėją Justiną Marcinkevičių. Dalinamės ryškiausiamis akimirkomis. Aš jau nepakeliu minčių apie tave, kaip obelis apsunkusi nuo vaisių. Užgniaužiu tragiškai nusvirusias rankas, o tu sakai, stovi kaip stovi laisvė. Koncerte dainos pagal Justino Marcinkevičiaus eiles, kurias atlieka operos solistė Indrė Anantkaitė, bei choras Varsa. Dainuoja Prienų gimnazijos moksleiviai, koncertuoja Alytaus kolektyvas Dainava, bardas Nerijus Čekavičius. Vakare dalyvauja Justino Marcinkevičiaus artimieji. Mes šeima esam sujaudyti. Kviečiam visus atsilankyti į Tėviškę. Ten yra paminklinis akmuo pastatytas, ant kurio užrašyta, o Tėviškė drugelį margas. Tai simbolizuoja, kad reiškia, kaip jis pasakojo gyvas, pas jį buvo kelios meilės, tai Važatkiemis, universitetas, Vilnius ir Prienai. Atrodo, kad ligšioliai per vėją, lietų, sniegą visi mes tartum broliai. Po tas kara užmiegam, užmig ir tu, motulė, juodų arimų gėlė. Vaikai gražiai sugulę, rūgiai žaliai sužėlę. Dainų ir poezijos vakare eiles skaitė Seimo narys Robertas Šarknickas, aktorius Giedrius Arbačiauskas. Tokia buvo savaitė Lietuvos Respublikos Seime. Kalbą, anot Vydūno, reikėtų vadinti tautos vėliava. Jie atspindi tautos kraują ir jos jausmų, minčių, norų, gyvenimą. Niekuo kitu tauta nepreikš savo širdies, sielos ir dvasios taip, kaip savo kalba. Šią mintimį atsisveikiname iki kitos savaitės. Sudie.